Nauja savaitė, sveiki gyvi, įsibėgėjom ir šito bičiuko nemėgti tiesiog neįmanoma. Viešpatie mano, ką čia sužaidė Ignas Sargiūnas. Ryto rekordas, karjeros rekordas, LKL rekordas, vardinam viską iš eilės. 43 taškai rungtynėse su Panevėžio Lietkabeliu per 29 minutės, neprametant ne vieno tritaškio. Sargiūnas sumetė 9 iš eilės tritaškius, tiesiog žiūri rungtynės, matai, nu gerai Ignai, 4, nu gerai, okei, 5. Nu gerai, 7, gal jau, nu gerai, 9. Ir tu supranti, kad taip tiesiog niekada nebuvo istorijoje. Ignas Sargiūnas dar 43 numeriu vilki marškinėlius pažymėtus, tai simboliškiau turbūt neįmanoma. 43, wow. Jisai surinko 58 naudingumo balus ir taip sužaidė 5 rezultatyviausią, naudingiausią mačą LKL istorijoje. Nes pats naudingiausias kadaise šiam 8 naudingumo balus surinko Gintaras Einikis. Taip, Gintaro Einikio niekas turbūt niekada neaplenks, bet Ignas Sargiūnas 26 metų kovą surengė kažką fenomenalaus. Dienos bėga, ilgėja, šviesėja, medžiai netrukus prasproks, nors kol kas dar be lapų, bet viskas Londono Arsenale taip pat kaip ir anksčiau. Šiaip žiauroka, Arsenalas tampa nesėkmingiausia finalų komanda Anglijoje ir tai yra realus faktas. Arsenalas 0-2 pralaimėjo Karabao taurės finalą Manchester City'ui, mokinys nepranoko mokytojo, profesorius Pepas Guardiola įveikė savo mokinį Mikelį Artetą eilinį kartą ir Arsenalas taip pralaimė 7 finalą per 9 žaistus finalus. Juodai nesiseka būtent tada, kada reikia tos sėkmės, reikia kelti tą taurę į viršų, bet taurių Arsenalas tai jėtus kaip yra pasilgęs. Vienintelė ir paskutinė 20 metais iškovota FA taurė. Aišku, artėja Premier lygos titulas, bet jeigu net ir jis nuplauktų, sunku kažką būtų pakomentuoti, bet labai reikia Arsenalui titulų ir pergalių. O Maxas Verstappenas toli gražu nėra tik Formulės 1 žvaigždė. Štai čia jis jau GT3 automobiliu, Mercedes automobiliu, Red Bull komandai atstovauja ir važiuoja Nürburgringo trasoje. Legendinė trasa, vokiečių pasididžiavimas apskritai viso pasaulio autosporto ikona. 21 km ilgio trasa, viena ilgiausių pasaulyje ir Verstappenas čia lenktyniauja 4 valandų lenktynėse. Ir jas, spėkite, akivaizdu, laimi. Kas netaip lengvai nuspėjama, tai kad vėliau su komanda Verstappenas buvo diskvalifikuotas. Apskritai išbrauktas iš lenktynių, pergalė akivaizdu anuliuota, taurė ir šampanas atimti, nes pasirodo, kad komandai leidžiama 6 kartus keisti padangas, o tokia patyrusi Red Bullio komanda sugebėjo tą padaryti 7 kartus. Pasirodo, būna klaidų ir tokiame lygyje. Verstappenas ruošiasi 24 valandų lenktynėms, gegužės startuos visą parą. Iki.